Tai maždaug bus maždaug tokio ilgio kažkur, jeigu šitas pieštukas veiktų. Toj parodysiu. Maždaug, apie, ką žinau. Ir maždaug tokio pločio. Čia bus masalas. Tada jį išskaptuosim, padarysim į voblerį. Tai reikia pasikeisti pjūklelį, nes biški sulūžo. Einam pasikeisti. Naudoju biški storesnius pjūklelius, nes tie plonesni jie skirti va tokiai vat fanierai. O čia iš tokio nepadarysiu, nebent peleką. Tai naudoju storesnius, nes lengviau ima tą tokią storą medį. Tai va pasikeisiu ir sugrįšim atgal į darbą. Tai va, nuskoptavau biškį, neatrodo labai gražiai, bet dabar eisiu nušveisti, tada jisai atrodys gražiai. Tada čia įpjausim, įdėsim snapelį, tada įsuksim čia, čia įdėsim kabliukus čia kur valą rišti. Tada nudažysim, nulakuosim ir bus baigtas. Gaila negaliu išbandyti, nes tvenkiniai užšalę, bet aš turiu šitų masalų, tuoj parodysiu. Aš turiu jį daug pasigaminęs, turiu netgi jau ir nulakuotą, ir užbaigtą, neišlaikau, nulakuotą ir užbaigtą masalą. Šitas gražiai vandenį, va šitaip juda. Turiu mažiukų, aš maždaug tokį ir bandau daryti. Turiu didelių va tokių, kur irgi dar neišbandė, švinas irgi nulakuotas. Turiu čia tas glide bait jau sudėtas, jį tik liko uždėta akį ir kabliukus įsukti. Čia tai nepavykė, o šį čia irgi dar liko nudažyti, gal šitam video ir nudažysiu, gal bus atskiras video. Čia toks kaip karosas. Tai va, tai dabar einu jį nušveisti, nerodysiu, nes labai nubodu kaip šveičiu ir susitiksim jau kai bus nušveista. Masalas baigtas, liko tik nudažyti ir įklijuoti šitus su klijais. Ir tada, dabar snapelį reikia įdėti. Tada nudažysiu jį, dažymui naudosiu savo paprastus akrilinius dažus. Ir turbūt galvojat, jie nusiplauna vandenį, kaip aš galėsiu pažvejoti su šitu masalu. Aš masalą dabar neturiu prie savęs, bet aš jį nulakuosiu ir viskas bus gerai. Nes aš jau ne pirmas masalas, kurį darysiu. Tai planuoju daryti kokius raudoną su žaliu, geltonu paįvairinsiu, padarysiu kažką. Tai dabar einu jį pradėti dažyti. Tai 3, 2, 1. Tai pirmiausia pradėsiu visą masalą dažysiu. Tai planuoju patį masalą, pabandom galbūt pamaišom geltoną, žalią. Pasižiūrim, kas gaunas. Geltoną ir šviesiai žalią, sap green ir lemon yellow. Pasižiūrim, ar kažkas gausis. Čia jūs dabar nematysit, paskui parodysiu. Maždaug šitą žalia gražiai. Turim paprastą teptuką mažiuką.
gaunam salotinę žalę, logiška. Bet, aš manau, pabandom tada su salotinė žalė daro. Aš pradėjau, tai gerai. Tai gausis toks biškis pišeriukas, tai pradedam. Tai visą kokius 2-3 sluoksnius reikia padaryti. Bet man atrodo, man reikia teptuko biškį didesnio. Čia užtruks amžinybės tokių teptukų. Va, turiu didesnį žymiai. Čia iš praeitų metų dailės klasės. Va, 100 kartų geriau. Kaip čia jums, kad geriau matyt. Jo, manau, kokius 2-3 sluoksnius reikia padaryti. Be to aš sergu, tai atleiskit, jeigu tiek nuotaikos neturiu daryti. Biškai nekaip jaučiuos. Reikia lygiai, gražiai. Dabar paimam už čia, apsukam šitaip, pamirkom, dažom vėl. Šitą šiaip graži spalva. Beveik baigiau, liko tik tai priekį. Šitaip. Atleiskit dėl šunio. Va, nudažiau pirmą sluoksnį, dabar einu su fenu nudžiovinsiu. Taip, tai patį masalą nudažiau 3 sluoksnių žaliai. Nėra labai lygų, bet padariau pilvą, jeigu susifokusuotų kamera, padariau pilvą raudoną. Dabar laukiu, kol uždžius, tada virš padarysiu geltoną ir uždėsiu juodus dryžius, padarysiu akį ir eisim lakuot. Taip, tai turim masalą žaliai nudažytą ir raudoną pilvą. Dabar padarysim viršų geltoną ir uždėsim juodus dryžius, kaip ir sakiau. Tai dabar pasiėmam, jau išdžiuvo, dabar pasiėmam teptuką mažesnį, nuėmam visus dažus nuo jo, nes čia pasilikę. Ai, gerai. Paėmam ryškę geltoną. Paėmam masalą ir tiesiog uždedam, gal užteks. Ir pabandom. Čia tai tikrai prireiks, manau, daugiau negu vieno sluoksnio. Norint, kad gražiai išeitų. Dabar gal atrodo nekaip, bet turėtų šiaip gautis ok. Kažkaip per daug dažų uždėjau, reikia nuvalyti. Kažkodėl. Šiaip kokius 2 sluoksnius reikia. Gerai. Ne. Gerai. Reikia dar ant šitos pusės biškį. Gerai.
Gerai, dabar einu nudžiovinsiu ir susitiksim, kai darysiu antrą sluoksnį. Taip, tai štai užbaigtas masalas, liko tik jį nulakuot. Sakyčiau, labai blogai nesigavo. Čia toksai link deep diverio biškė. Tai dabar nulakuosiu su tokiu laku. Čia pigiausias, kurį radau. Ir jisai gan gerai veikia. Ir jo, nufilmuosiu, kaip nulakuosiu. Ir bus baigtas masalas. Taip, tai turiu masalą. Padarysiu porą... Kokį? Labą dieną. Paprastas nagų lakas, pats pigiausias. Jau esu naudojęs šį ne kartą ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų jis gerai veikia. Gražiai nusilakuoja ir gan palyginus greitai džiūsta. Tik nenaudokit kai su šitais dažais jie bijo vandens, bet va nulakuoji ir jie nebebijo vandens, tai viskas gali žvejot. Bet pavyzdžiui, jeigu naudoji purškiamus dažus, tai šitie nutirpdo juos. Tai turi tada naudoti kitokį laką. Bet su šitais dažais gali nudažyti taip, kaip nori ir... Nulakuosiu ir parodysiu jums užbaigtą masalą. Taip, tai va pabaigtas masalas. Liko tik kabliukus uždėti. Dabar neturiu. Tai vasarą gali tikėtis, kaip aš naudosiu šitus masalus, jeigu prisiminsit. Uždėjau 3 kartus nulakavau ir visai gerai gavos. Aišku, tikrai nėra pats geriausias masalas pasaulyje, bet svarbiausia, kaip jisai juda vandenį. Pamatysim, kai atšils tvenkiniai ir nebeliks ledo. Išbandysiu šitus masalus, pasižiūrėsiu, kaip jie plaukia. Gali būt, kad dar reikės švino įdėti į pilvą, bet čia tik tai gal. O taip, tai ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Žvejys 50. Laikinkit, subscribinkit ir susitiksim kitame epizode. Iki.